Sveiki visi. Tai va, kas žiūrėjo senesnius video, matė, kad kaip ir ruošiuosi arbūzus šiemet sodinti. Tai va, pamačiau, kad sodinsiu ne sodyboje pas save. Tai va, nusipirkau tokių agroplėvelį prismaigstyti. Čia turiu plotą namuose, tai va, pradėjau, bet nebaigiau. Dabar eisiu, nes trūko tų, eisiu pabaigti susmaigstyti ir ateis sėklas, paskui čia sodinsim, dabar tiesiog, kad žolė neaugtų, padarysiu. Baigiau visą. Dabar tik tai laukti sėklų, sodinukus padaryti. Na tai čia sodinimas, tai čia balandžio gale, gegužį tik tai. Bet svarbu parašiau dabar. Atlėkiau į sodybą, nusipirkau čia tų libiotkių keletą, tai eisiu dabar tvirtyti tos stulpus, kurie ten išsirovė man praeitą kartą. Čia traukti rastelius. Ir dar čia tų darbų bus. Tokias biotkas pasiėmiau biškį tvirtesnės, kai jau būtų garantuotai. Su tom plonytėm irgi nevai. Einu darbuotis. Nu, užtempiau ar naują. Na, eglės ta libiotkė dabar įsitempia, tai kaip styga. Eisiu irgi jaučiu, kad nuo šito stulpą perdėsiu, nes va jau įsitampė ten irgi gerai neužtempęs. Irgi bus tas pats. Čia va, labai dar kas matosi. Jau kiek čia jie laiko. Nedaug dar prieš. Va, čia vienas prasikalė toksai. Mačiau dar čia kažkur tokių pavienių, bet dabar čia va. Šiandien nusiskinsiu šitos suvalgymui. Ta mažiukus paliksiu, bet jau ten gavo labai daug saulės. Bet jie čia Japonijoje tai reikia mat va tokie va kaip tik per džiovinti sutrakinėję patys brangiausi skaitėsi, nes
reikia jos dar papildomai ten paruošti. Nežinau, ten tiksliai dabar pamiršau. Bet jeigu nenori, kad skilidėtų, tai realiai pastoviai turi būti geras pavėsis ir drėkinti. Bet čia tik prekinė išvaizda padaryta. Jo, einu, iš ano galo dar užtempi ir čia perdėsiu, nes čia žiūri jau įsitempia. Bus čia irgi reikalų. Irgi čia paviedį tokie prasikalę. Čia. Nu, turi prasimušti. Dabar orai atšylo. Turi prasimušti čia. Čia valenda. Matas. Nu, bet nemasiškai. Bent kol kas. Įtempiau va ir šitą pusę šitą. Čia. Perstačiau va dabar lygiai, nes čia buvo įsikrivaliojus. Šitas tai išmetimo eina. Yra čia, kaip dabar peržiūrėjau geriau. Viena iš čia. Tokių lendančių. Čia va. Čia pavienį. Va kalasi, čia kalasi. Lenda. Bet čia va dešinė. Matas. Bet sausoka jiem čia biškai. Nu, atrodo, kad dar čia tos saulės taip labai nebuvo, bet reiks gal tinklą mesti. Papildomai dar, net nežinau. Nu, dabar tai einu, ištraukiu tuos čia užmerktus, irgi sudedu. Jau kiek jie čia 3 paras mirko dabar, man atrodo. Ir šlaistau tada, strikedu čia juos visus ir dauja. O, čia va, pažiūrėti. Nereikėjo nei drėkinti, o kokie išaugia. Geras. A jėzu, čia kiek priauga. Nereikėjo nei merkti. Labai smarkiai. Čia tokie. Na tos vietos, kur buvo palei žemę, tik tai galiu sakyti, drauga. Nes jie ten gavo drėgmės pakankamai. Čia va buvo ir degavo. Nu jo, reikia, o tuos išskinti jau valgymai bus. Suskyniau savo pirmųjų šitakį. Vešiu namo, nežinau, su makaronais čia ar su kažko, ir pasikėti kažką daryti. Va. Išleidinėjau dabar vandenį, palaistymą. Žiūriu, kad čia raks man čia neužteks. Tos šnūro čia viskam. Nu nebent va čia dar sakyšiu iš baseino, bet kad čia jau nebesinoriu kišti. Nes čia dar vieną partiją gal ten sudėsiu. Nu vieną partiją čia. O čia bus da tikrai ne 2 partijas. Nežinau. Kažką čia reiks galvoti. Sudėti kažkur ar šitas eglės ramstyti gal. Tarp eglių va gal kažkokią papildomą libiotkę padaryti, kad čia laisviau. Jo, greičiausiai taip ir reiks kažkur va čia tarp eglių dar gal padaryti. Su libiotkę tiesiog tarp medžių tempus. Kažką tokio, tai va. Einu išleidžiu dabar, sumerkiu dar partiją. Ir šiandienais su šitakį bus baigta. Orai susigadino. Kiek čia dabar diena, iš vis gal 5 laipsnių, tai kažkaip net nesinori važiuoti į sodybą, nieko dirbti. Lenkiu dabar iki žalios stotelės. Sakiau arbūzam žemių. Arbūzam iššiltnami dar ten, vis tiek kažkokiu reiks pasisodinti pavasarį pomidorą, agurką. Porą po 250 litrų maišų ir salafaninių tų maišelių tokių
po 100 vienetų maišai tiem arbūzam, daigeliam padaryti. Nepirkau ten kažkokių šustrutų vazonų, ten reikia. Tai va, lėkiu dabar paimti. Nu, parsivežiu iš šiltnamį porą tokių substratų ir tokių maišų. 100 maišų po 1 litrą. Kadangi arbūzai nemėgsta persodinimo, tai va iš karto tokius reikia sodinti. Ir nežinau, arba va šitam gale čia jos visus, arba tenai. Reiks pasiaiškiti čia tiem daigam, ar labiau saulės, labiau pavėsinis čia. Čia visada saulė būna didesnė ir šilčiau, nes čia nuožulnumas toksai. Tai čia tas šiltnamys gaunasi daug žemesnis. Čia daug aukštesnis ir vėsiau visada tai pusėj. Tai biški potvynis šiltnaminis. Šis skylės buvau įsikišęs. Tokias va padaręs čia nubėgti. Va prakrapšiu. Dar nežydi čia niekas. Bet ir ačiū Dievui, kad nežydi, nes čia būtų dar labai per anksti. Nes va, vieną dieną 20, kitą dieną naktį jau minusas. Dabar snygo šiuo momentu. Šlapdriba tokia. Na tai tiek, einu pasikraut rastelių dar. Šią dieną ir važiuosiu namo. O rytoj ten link Molėtų irgi kraštą vešiu žmonėm. Einu krautis dabar. Baigiau krautis. Šiandienai tiek. Reikia namo. Atėjo nebloga žiema vėl. Tai lėkiu čia ar Zarasų rajonas, ar Ignalinos, dabar net nežinau tiksliai. Vežu rastelių. Va, tikiuosi, čia per tą sniegą nebus problemų, kažkur neužklimsiu ir padangos dar ne... Nu kaip, pas mane universalios. Nes ir nekeičiu, bet žiemą labai gerai jas kabino. Gal ir nebus čia labai didelė problema. Nes žiūriu, čia kuo artin važiuoju į tą pusę, tuo daugėja to sniego. Toliau gal dar daugiau bus. Lėkiu išsikrovinėti. Atvykau į vietą. Čia va, matosi pernai žmogus pirkęs iš manęs. Rąstelį, grybienas. Šiemet dar noriu. Nu dar atvežiu. Tai kaip čia reikės atvažiuoti, nežinau. Nuvažiuoti kitos vietos, nes ten ir iškrauti reikia. Nes čia sniego tai normaliai. Autobusiukas tai nusėdęs gerai. Tai laukiu dabar žmogaus ateis. Papasakos kažką, kaip mes čia krausim. Nu, važiuoju čia, nežinau, ar nebus bėdų. Važiuoti gal ir nuvažiuosiu, bet kad su
užvažiavimo nebūt bėdų. Bet praėjau likti žemę kietą. Tai va, bandau, kas čia gausis. Nu, rastelis jau iškrovau. Čia žmogaus elgsnė pačio sodinto. Gal iš mano grybienos kažkiek, gal iš kito, ten va mano pernykščiai turbūt. Bet kits reikals, kad aš sėdžiu. Taip ir galvojau, kad taip ir bus. Tai va, vadėja kokią lentą čia atneš, darė stipriai. Bet tada tas rats kasas nepirminė atgal. Tai va, bandysim iškišti, atgal paduoti. Kažkaip įtariu, kad čia bus reikalų, nes čia įkalnė dar kokią. Oi. Nu, bandys krapštytis. Vienu žodžiu, kelionė mano baigės taip. Užklepau, tempiau, sėdo ant dugno ir nuplėšė variklio laikiklis. Kažkoks, vienu žodžiu, variklis skersai stovi. Tai va, dabar nežinau, čia reiks kviestis pagalbos. Nu, vienu žodžiu, datempė čia mane iki asfalto. Čia papuoliau, tai normaliai. Tokių bajerių nėra buvo. Dar pasiskambinau draudėjai. Kaip tyčia, visos mašinas, kad yra pagalba kelyje, šitai nėra. Tai va, net nežinau dabar ką daryti. Praskambinėjau vienam, kitam, trečiam. Ar viens išvažiuoja, kitas ten, trečias negali. Bet esmė, kad čia vis tiek mane be ant tempimo net neina, nes jinai išlūžo tenai laikiklį. Čia tik tai traliukas turi gelbėti, va. Reiks ieškoti traliuko dabar, tik tai dabar nežinau, kur čia tempti, kad ragalą. Čia link miesto arčiausių galvoti. Nes partempti Panevėžį, tai čia kosmosą kainuos turbūt. Nu, reikia eiti ieškoti, nieko nepadarysi. Nu, prisiskambinau čia vienam sens draugs toksai tenoj gyvena, tai čia netoli gaunasi jam atlikti. Tai jis ten toks visų galų meistras. Sako, reikia bandyti iškelti motorą, dabar pagalvau rimtai gal su dankratu. Tai va, eisiu dabar pat gal bandysiu palysiu, atvažiuosiu dar čia dankratą papildomą atsiveš. Pabandysim gal sukelti, sutirti, užkabinti čia ant tų laikiklių. Ir kažkaip paskui arba gal parsitempt. Nes dabar tiesiog tempi barška viskas. Arba parsitempt, arba nes mašina tai užsikuria vis normaliai, tik vis vibruoja. Arba gal ir parvažiuosiu da kažkaip tyliai ramiai. Nu, būtų čia geriausias variantas, bet kažkaip nežinau. Tai va, reik bandyti eit žaisti. Nu, tempiau iki Utenos. Nes dar kartą čia tempiau, buvom sustoję, pusės pasirodo visas įsinėręs, granatą tenai. Tai kol ten nudaužėm viską, užkėliau dabar tą pusės visą. 30 km iki Utenos. Kažkaip nutems, skambinu, teks palikti Utenoj. Žmona atvažiuoja dabar su lengva iki Utenos. Partems, nu ne partems, o grįšim į Panevėžį. O jau mašiną paliks tvarkyti, sutvarkės. Čia davai diržą žiūriu, nutrauktas generatorius. Pro karterį varvėt pradėjo ten nuo smūgio turbūt. Tada laikikliai, variklio. Na ir dar ten turbūt bus reikaliukų. Tai va, iški čia bus minusiuko, bet nieko.
kažkaip įsispręs. Nu, vienu žodžiu, šiam kartui tiek tada bus linksma gaida, nelabai linksma užbaigimas, tiksliau. Iki.